Labas vakaras, kurios klausysitės įrašo. Labas vakaras dar kartelį visoms, kurios prisijungėte. Mes šiandieną su jumis pasidalinsime savo patirtimi, kaip kvapnioje dienos rutinoje galima įpinti aromaterapiją. Ir svarbiausia yra tai, kad jinai mus apsaugotų. Tai yra mus ir mūsų šeimą apsaugotų ypatingai dabar šituo laikotarpiu. Rudens laikotarpiu, kai aplinkui daug virusų. Ir kaip mums išlikti sveikiems ir energingi. Tiek aš, tiek Gintarė ir Žavinta su jumis šiandieną apie tai ir kalbėsime. Šiek tiek prisistatysiu apie save. Kas dar manęs nepažįstate, aš būsiu Daiva Bernotienė, su aromaterapija jau draugauju daugiau negu 8 metus. Į eterinius aliejus atėjau visiškai atsitiktinai. Kažkada buvau pakviesta prieš 8 metus tiesiog pauostyti eterinių aliejų. Ir nežinodama, kas tai yra, aš supratau, kad mano šeimai reikia, nes tuo metu jau ėjau sąmoningumo keliu, ieškojau, kaip atsipalaiduoti nuo įtampos, nuo streso, dirbant vadovaujančiose pareigose. Tai tokie dalykai yra neišvengiami ir pajutau, kad man to reikia. Tai kai atėjo kasdienybė mano aromaterapija, tai realiai pakeitė daug daugiau, negu aš tikėjausi, tai padėjo ir atsipalaiduoti, ir pakeitė cheminius vaistus, pagrindė labai daug. Ir visa kita, su jumis šiandieną dalinsiuosi. Aromaterapija šiai dienai man tai yra antra veikla. Kita veikla mano yra technologijų sritis, dirbu vadovaujančiose pareigose, padedu komandai siekti tikslų, pardavimų tikslų. O čia tai yra dūšios atgaiva, aromaterapija skleisti žmonėms kaip įmanoma daugiau žinių ir kad, nežinau, visa Lietuva būtų sveikesnė ir pozityvesnė. Tai tiek apie mane. Žavinta, mieloji, prisistatyk tu. Aha, garsas. Pamačiau, kai pradėjau kalbėti. Labas vakaras visoms. Pirmiausia, tai noriu nuoširdžiai padėkoti Daivai ir Gintariai už suorganizuotą mūsų online susitikimą. Ir jums, moteris, merginos, kurios neliko abejingos ir priėmėt pakvietimą, prisijungėt į šį Aroma ruduo online seminarą. Aš esu Žavinta Daukšienė, 2 vaikų mama. Gyvenu Šilutės rajone, Žemaičių naumiestyje. Pagal profesiją esu biologijos mokytoja. Eteriniai aliejai ir aromaterapija man yra labai artima. Augalų gale žaviuosi ir domiuosi jau labai senai. O su Young Living terapinės klasės eteriniais aliejais jau gyvename apie 6 metai. Tai nuo pirmo įkvėpimo visą savo esybę pajutau jų nešamą žinutę man, kad man jų reikia, kad jie yra natūralūs, kad jie yra tikri. Ir taip jau 6 metai mano šeima palaikome gerą savo fizinę, emocinę ir dvasinę sveikatą. Aš dažnai mėgstu sakyti, kad eteriniai aliejai tai augalo siela buteliuke. Tai labai nuoširdžiai linkiu. Aha, pažavinta tikriausiai. Kad jie būtų kiekvienose namuose. Toliau Gintarė. Sveiki, man irgi labai smagu pasimatyti, nors ir online, mėgstu labai gyvus susitikimus, bet labai smagu ir paprasčiau yra susirinkti, va taip mes esam Vilniuje, Žavinta Žemaitijos krašte, tai pabendrauti per nuotolį. Tas sunkus laikotarpis mus išmokė ir įgalino bendrauti įvairiausiais būdais ir panaikinti įvairius atstumus, kas prieš kažkiek metų būtų atrodę labai sudėtinga ir neįmanoma. Tai aš su Young Living kompanija, kaip mes kartais juokiamės, uostau jau 8 metus. Tai įsileidau eterinius aliejus dėl malonaus kvapo pradžiai, tik tai, kad kvepėtų namai, kad būtų gera aura ir visa kita man nebuvo labai tuo momentu įdomu.
Mane tikrai suviliojo kokybiškas kvapas, ypatingas kvapas, jisai nuo pirmų akimirkų pakerėjo mane ir aš jį įsileidau tą visą dėžutę, rinkinį eterinių aliejų, nors tuo metu buvo litai ir tai atrodė labai labai brangu ir labai prabangu. Aš atsimenu vieną iš pirmųjų eterinių aliejų, nuo kurio aš pradėjau savo pažintį, tai toks buvo Progressence Vita Plus, bet jisai padarė labai irgi didžiulę man įtaką ir pokytį gyvenime, būtent su moteriškais dalykais, tai kai turėsiu moterišką temą, tai daugiau papasakosiu. O daugiau paskui kai įvyko tam tikrie fiziologiniai pokyčiai, tai aš tada supratau, kad tai yra labai gerai sveikatai. Tada pradėjau naudoti įvairiose vietose ir šeimai, ir savo gerinti sveikatą, stiprinti sveikatą, apsisaugoti nuo daugelio dalykų. Bet man visą laiką labai buvo įdomu ir emocinė pusė eterinių aliejų, būtent jų poveikis per emocinę pusę, per tą pakylėjimą, nes labai tikiu, kad ta sveikata pirmiausia ir prasideda nuo tos mūsų emocinės sveikatos. Kai mes geros esam nuotaikos, pozityvios, tai sako šypsena vitaminas C, tai tada ir mažiau tų virusų puola ir tada geriau jaučiamės ir energingesni. Ir atsimenu, labai labai mėgau ir dabar mėgstu renginius, ir tada mėgdavau dalyvauti renginiuose ir būdavom ir visą laiką klausydavausi visų istorijų, man visi susitikimai buvo labai prasmingi, labai įdomus, bet man buvo visą laiką įdomiausia receptai. Kas kur ką naudoja. Ir šiandien mes su merginom irgi taip, mūsų tikslas daugiau eiti prie tos temos, ką naudojam, kaip naudojam kiekvieną dieną ir kaip savo padedam. Atsimenu tą istorijas nuo sėklos iki kamštelio apie kokybę, tai yra labai svarbu, tai yra labai labai tikra. Bet aš atsimenu, aš pati dalyvaudama, klausydavau, bet man viskas tas taip ir nueidavo. Bet kai aš praeitais metais sudalyvavau, išvažiavau į Kroatiją, iš Lamučių ūkį, šiais metais pabuvau Provence, man viskas, aš visiškai kitaip supratau tą nuo sėklos iki kamštelio kokybę, kas tai yra, kaip tai yra tikra ir kaip tai yra svarbu. Tai aš visas kviečiu kažkada tik atsiradus galimybei, pasiūlymui pasakyti savo taip ir važiuoti į Young Living kompanijos ūkį. Nes tada jūs šitą produktą pamatysite visiškai kitaip. Ir o dabar turbūt eisime prie to, kas vyksta kasdien, su kuo mes susidurėm kasdien. Kasdien, ar ne, Gintarė, tikriausiai susidurėm su stresu. Neišvengiamai, nežinau, kaip tavo darbiniai veikloj, žinau, kad jo pilna. Tai aš manau, pas kiekvieną yra ypatingai streso, tos tokios atsakomybės, įvairiausių veiklų, tai yra mūsų kasdienybė ir jinai yra neišvengiama. Kaip tik skaičiau vieną straipsnį, kad visas stresas žmogaus kaupiasi dažniausiai žmogaus pečiuose. Atsiranda įtampa, spaudimas ir viskas paskui leidžiasi į kūną, į apačią ir taip toliau. Tai kiek tu, Gintarė, realiai patiri to streso darbe? Man kartais atrodo, kad aš jo nepatiriu, bet aš papasakosiu istoriją. Aš turiu problemą, nes dirbu sėdimą darbą viešajam sektoriui ir tas biurokratinis darbas yra toks, visą laiką prie kompiuterio, visą laiką tos rankos kažkaip, taip, ir tu čia kitą kartą tą raštą rašydamas ten tiek, kad tu net nejudi. Man būna vyras paskambina, sako, ar tu jau pavaikščiojai kažkiek, nes man atsirado labai stiprus skausmai juosmens srity. Ir aš ėjau pas tokį kineziterapeutą vienu metu ir jisai sako, aš pas jūs, sako, net, stuburo neužčiuopiu, pas jūs taip kieta, kad, ten tokia įtampa. Ir jisai manęs visą laiką klausė, sako, pas jūs gal vyras smurtauja, ne, sako, aš labai laimingai ištekėjus. Gal jūs darbe patirėt mobbingą, dar kažką. Ne, viskas pas mane gerai. Sako, pas jūs tiek yra įtampos, kad, kol ją išvalysi. Ir būtent per olfakto terapiją, man atsimenu, pirmieji pokyčiai vyko ir tas įtampas man padeda atsipalaiduoti būtent eteriniai aliejai.
Tai pas tave streso tikrai daug, ar ne? Žavinta, kaip pas tave, tu esi biologijos mokytoja, viena iš tavo veiklų yra. Ir atrodo, toksai paprastas, nežinau, paprasta kasdienybė, ateina vaikučiai, kokie vaikučiai šiai dienai ir kiek to streso pas tave. Tas stresas, kai sakau, kiekvieną dieną, ar mažas, ar didelis, ar jaunas, ar senas, nebūtinai tas stresas toksai, kaip man pats žodis, tas stresas toksai gąsdinantis atrodo, bet mes patiriam įtampą vienokią ar kitokią, kuri po truputį kaupiasi. Ir va ta tokia lėtinė įtampa ir sukelia begalę, kaip sakau, psichosomatinių ligų. Visur, ne tik mokykloje, ne tik darbe, ar pamokų metu, ar pertraukų metu, tikrai vaikai, ne tik vaikai ir jų tėveliai yra, kaip sakau, su savom problemom, su savais gyvenimais. Kiekvienas vaikas klasėje yra skirtingas ir, kaip sakant, tu negali su visais kalbėti tą buitinę kalbą, ką pasakyti, kaip pasakyti, kad neužgauta, kad nebūtų to psichologinio smurto, kad jeigu pasakei kažką, pajuokavai, po to galvoji, o gal gerai suprato, ar negerai suprato. Tai va, ta įtampa nuolatos. Čia žiūrėk, pavaduotoja kažko norėjo, ar čia kažką reikės pristatymą padaryti, atvažiuoja tikrinti tenais gimnaziją ar dar kažką. Nuolatos. Ir aš galvoju visur kame, ar parduotuviai dirbantis žmogus, nuolatiniai toj įtampoj, ar mažas vaikas eidamas į mokyklą, į darželį, irgi jis nuolatiniai įtampoj. Toj galvytėj, sakau, palei jų amžių, jų problemos yra. Tai netgi, tarkim, nežinau, galbūt pastebėjote, kad kai yra maži vaikai ir mes labai dažnai suvedam, kad pradėjo į darželį, pradėjo vaikas ir lyg tai ten tų virusų prisirankioja. Bet tai kodėl? Todėl, kad jiem yra pokytis labai didelis jų gyvenimo. Jie buvo prie mamos ir jie tada staigiai išeina į darželį, jie turi tam pradėti dirbti ir jie iš to stresiuko ir susirenka tas. Aišku, ten ir virusiukų yra, ir ta imuninė sistema dar nepastatyta. Yra čia kompleksinis dalykas, kodėl. Bet vienas iš tų faktorių tai yra stresas. Mes nesustabdysim vykstančio pasaulio, vis tiek eisime mokyklą, eisime darbų, gyvenimas vyks, bet mes turime mokinti jau nuo mažens ir patys, kad mes galim pakeisti požiūrį, kaip visą tai reaguoti. Tai tas tik nuo mūsų priklauso. Tai ir nuo mažų dienų pas tave, Gintarė, grupėj skaičiau, kad išleidus mama vaikučiams patepa. Toks netgi gražus ritualas, ne tik nuraminti, bet vaikas su emocija patirta su kvapu įsirašo labai ilgam psichosomatiniai atminty. Ta jisai prisimins iki pat senatvės. Aš norėčiau pereinamą. Taip, ir aš norėčiau pasidalinti, kad bet koks eterinis aliejus pagerina 21% deguonies patekimą į ląstelę. Jau vien įkvėpus eterinis aliejus smegenis pasiekia po 2 sekundžių. Tai reiškia, per kelias sekundės jau gali paveikti mūsų nuotaiką, mūsų emocijas. Po 2 minučių jau pereina per plazminę membraną ir patenka į kraują. O po 20 minučių jau galima rasti visame organizme išnešiotą eterinį aliejų. Pažavinta truputėlį. Eterinis aliejus atsigerti. Kažkas blogai striginėjų gal? Jo, truputėlį kaip buvo kaip nutrūkimas, bet viskas gerai. Tai jeigu gerti pipirmėtės arbatų, tai man reikėtų kokį 100 puodelių, gal 1000 puodelių, kad gauti tą poveikį, ką gaunu iš vieno lašelio. Tai eterinių aliejų koncentracija yra nuo 100 iki 10 000 kartų didesnė negu pats augalas. Toliau eteriniai aliejai turi daugiau kaip 300 fitocheminių elementų, reiškia savo sudedamųjų dalių. Kuo nuostabus eteriniai aliejai, kad jie patekę į ląstelės vidų,
sugeba ištirpdyti naftos produktų likučius ir padaryti ląstelę švarią iš vidaus. Neturi jokio šalutinio poveikio, nes eterinis aliejus yra metabolizuojamas be šalutinio poveikio. Tai turi gydomųjų savybių. Aš irgi prisimenu, labai įstrigo gal pirmasis susitikimas ir su kvapais irgi įsirašiusi į atmintį, kai sakė, Daivutė, tu buvai atvažiavus pas mus į Naumestį su kažkokia ten moteriškė. Ir man įstrigo tai pasakyta, kad nesvarbu koks eterinis aliejus, 10 teigiamų dalykų mažiausiai daro ir jokio šalutinio poveikio. Na, nebent, sako, jūs šlapinsitės ir jums kvepės bosvelijum. Tai biologiškai tai reiškia, kad organizmas metabolizuoja viską ir pašalina laukan be jokio šalutinio poveikio. Tai gydomosios savybės čia yra paminėtos tik kelios. Antiseptinis, antivirusinis, priešinfekcinis poveikis. Turi teigiamą poveikį mūsų emociniai būkliai. Iš karto, kaip sakiau, veikia jau įkvėpus. Begalę tų gydomųjų savybių kiekvienas eterinis aliejus turi kaip vieno augalo, yra sukurtos jų kompozicijos, tai vėlgi skirtingas funkcijas atlieka. Tai, sakau, džiaugiamės, atradę mes šitą namų vaistinėlę, eterinius aliejus ir dabar šviežia patirtis, vakar dukrytė per ilgąją pertrauką parėjo, mes šalia gimnazijos gyvenam. Ir aš jos nebeišleidau. Mamytė, skauda pilvuką, skauda galvą. Tai iš karto į tą eterinių aliejų vaistinėlę, Digizą, pakvėpuok, įtepiau pilvuką. Tai čia ir dabar turint po ranka pagalba numeris 1 ir žinau, kad aš nepakenksiu savo vaikui, nepakenksiu savo šeimai. O dar, Žavinta, tu paakcentuok, pas mus bus, kas ir klausys, galbūt, kur nenaudoja būtent terapinės aukščiausios kokybės eterinio aliejų, bet naudoja kitų firmų. Kuo skiriasi? Dabar apie eterinius aliejus daug kas kalba, ne? Bet trumpai, tai yra ne šios dienos tema, apie tai, apie kokybę mes kalbėjom, bet jeigu klausysis kažkas, kur susiduria pirmą kartą, tai jeigu 3 dalykai. Atgal paspausk, kad gal skaidrę tą pateikti, kur buvo paminėta, kad būtent terapinės klasės eteriniai aliejai turi daugiau kaip 300 fitocheminių elementų. Jeigu mes yra prekybos centruose eterinius aliejus, levandos, vaistiniai, pilna tų eterinių aliejų, parašyta 100% piurė ar dar kažką, bet jeigu nėra terapinės klasės, tai jie neturės šitų viso komplekto fitocheminių elementų. Turės tik dalelę, gal 15, gal 1-2. Svarbu, kad kvepėtų kaip levanda, kad kvepėtų kaip rožė ar dar kažkas, bet neturės terapinio poveikio. O kad kvepėtų kaip ta levanda, reikės pridėti dar sintetinių priedų, reikės pridėti kažkokių medžiagų, su kuriomis, kaip sakau, nesąmoningas žmogus galvoja, kad kvepuosiu levandą, nuraminsiu visus, o gaunasi, kad iš lėto nuodiju visus. Tai labai svarbu, geriau, kaip sakau, mažiau, bet sveikiau negu daug ir nuodijam save. Taip, turbūt net tas labai geras Žavintos pastebėjimas dėl to nuodijimo save. Jeigu dar ta bus levanda, kaip sakai, mes šiais metais su Daiva, kaip tik kai buvom levandų ūkyje ir irgi pasako šitą dalį palėtė, kad tam pirmajam lengviausiam molekuliam išgauti iš levandos eterinio aliejaus užtenka 20 minučių ją garinti ir jau mes turim pačias lengviausias molekulės, tam tikrą dalį eterinio aliejaus. Ir jisai jau kvepia, ir yra gerai, ir jau nebereikia daugiau, ir jau kaip ir gali tenai naudoti. Bet jeigu mes garinsim valandą laiko, tai išgausi net pačias sunkiausias tas molekulės ir visą tą plačiausią spektrą molekulių pačiam eteriniam aliejuje. Ir, kaip aš sakau, ne kvapas daro įtaką, ne kvapas mus veikia, o veikia visa ta sudėtis, kuri yra eteriniame aliejuje. Ir tai mums padeda. Bet valandą naudoti ir elektros energiją, ir vandenį, tai kainuoja.
automatiškai mes naudojam. Bet tai čia, sakau, dar nepakenksi, bet jeigu tai bus šiais laikais susintetinti, galime viską. Mes greitai valgysim braškių skonio mėsą, turbūt, ir dar kažkokį įdomų maistą ragausim. Bet ar tai bus tikra? Ir va ten jau, kai yra susintetinta, kai dadėta visokių cheminių dalykų, tai va čia tada klausimas, kokia yra įtaka sveikatai. Prekybininkai, kurie siekia, kaip sakau, kuo daugiau parduoti pelno, taip labai lengva paveikus didelių slėgių, aukštą temperatūrą gauti greitai ir didelį kiekį. Taip. O terapinės klasės, kaip ir minėjai, Gintarė, kad jie turi visą spektrą tų fitocheminių medžiagų. Tai reiškia, jie atliks visą tau terapiją. Ir emociniam lygmenį, ir fiziniam lygmenį. Tai mes pereinam prie mūsų rutinos, ką naudojam kiekvieną dieną, ryte, dieną, vakare, ir gal kartais net miegodami su savim, kaip yra va čia parašyta mintis, kad kiekvieną rytą mes gimstame iš naujo, tai ką mes padarysime šiandien yra svarbiausia. Tai ką mes ragausime, tai ką mes įkvėpsime, tai ką mes duosime savo, kur mes save išleisime, tai yra svarbiausia ir tai esame mes, taip mes save praturtinam. Mes dalinsimės, bet aš labai noriu, kai mes dalinsimės savo rutiną, ką mes naudojam, kadangi merginų yra, kurios irgi ne pirmus, ne antrus ir ne trečius metus naudojate. Ir kaip komentavote, kad kiekvieną dieną naudojate, tai labai būtų smagu, jeigu komentaruose irgi pasidalintumėte, o ką jūs rytais naudojate, o ką jūs dieną naudojate, o ką vakare, tai bus toksai visapusiškas mūsų pasimatymas. Žavinta, ką tu rytais naudoji, kas yra tavo ryto rutinoje? Pas mane ryte yra tai vanduo su citrina, kaip ir manau pas daugelį. Atradusi, kad citrinos ne visada mes baisių patį citriną turiu, kad galėčiau įsispausti, bet visada po ranka yra citrinų eterinis aliejus plus klasės. Jeigu nėra plus klasės, tai ir paprasta galiu įsilašinti. 1-2 lašiukus įsilašinu ir taip pažadinu savo organizmą. Sąmoningai žinodama, kad darau gerą darbą visam organizmui, ištirpindama visus naftos likučius, duodama limoneno, kuris naudingas organizmui. Su sultim nebandžiau rytų pradėti. Sultis labiau kaip skaniestas gaunasi. O aš žinok, rytais kaip tik, dabar aišku vakaras, bet į sveikatą kaip tik pasiėmiau irgi Ninja Red sultis. Nes būtent šitų periodų, kada yra virusų laikas, jeigu tik mano namuose kažkas pradeda ten ar pačiaudėti, ar pakosėti, ar kažkas, tai aš tada imu Ninja sulčių ir imu Red Shoto, būtent eterinio aliejų mišinį. Jisai šį mėnesį ateina dovanų už 120 taškų. Tai yra toksai prieskoninis eterinio aliejų mišinys, į jį įeina mandarinas, laimas, eifurtas, kininis cinamonas ir šaltmetė. Yra labai ypatingo skonio, tai lašiukas į šitas sultis ir man toksai imuniteto pastiprinimas, nes visi tie prieskoniniai eteriniai aliejai, jie tikrai labai stiprina. Nes mėgstu šitas sultis pagerti pavasarį, kai yra išsekęs organizmas ir papildyti organizmą mikroelementais ir sustiprinti kraują, nes esu iš tos giminės, kur turim didelį polinkį į hemoglobino trūkumą. Tai va, ir rudenį mėgstu būtent tada su Red Shotu pavartoti dienos ar rytais einant į darbą, kadangi susiduriam su daugiau virusų. Bet aš lygiai taip pat citriną naudoju rytais irgi į vandens stiklinę, šiaip jeigu yra eilinis ir įprastas rytas ir žinau, kad nebus kažkokių ypatingų tų susidūrimų ir jaučiuosi gerai. Ir dar aš rytais mėgstu pipirmėtę panaudoti, nes esu iš tų nedresiruotų varnėnų,
kur labai sunkiai keliasi. Tai pipirmėtė man padeda prabusti. Po vieno maratono merginos pasidalino receptu, kad paimti po lašiuką pipirmėtės, čia ties vilkiniu, sprandą patepti ir taip greičiau prabundi. Daiva, žinau, irgi turiu ritualus, kaip apsisaugoti. Taip. Jo, kadangi tenka bendrauti daug su žmonėmis, važinėti po prekybos centrus, pas komandas, tai man visada būdavo, ypatingai kai laukiausi prieš porą metų, kaip apsisaugoti nuo virusų. Tai typsas visada numeris 1, jau rudenį jisai prasideda ir visą žiemą. Kai aš ryte po dušo į delną 3 lašus typso, tada dar skanesnių kažkokių palmarozą, ar ten apelsiną, ar citriną, dar 3 lašiukus kažkokių kitų, būna ir 5, tai miksuoju, sumaišau su V6 ir visą kūną išsitepu. Nu, čia mano yra toksai skydas apsauga. Šitą skydą naudoju ir sūneliui. Jam yra 2,5 metų ir dabar jisai darželį žygiuoja jau man nuo rugsėjo mėnesio be jokių pertraukų. Tai nežinau, čia aš manau, kad čia pasikalbant su mamom yra pakankamai ilgas laiko tarpas. Jei aš jam padukus, tiesiog 2 lašiukai sumaišau su V6 ir ištepu į masažuoju pėdutes. Jisai, kad ir kaip mes vėluotumėm, kad ir kaip turim būti laiku pusryčiams, tai neišleidžiu nepatrynus paduko. Tai vat typsas mūsų šeimoje yra numeris 1, o jau kai apsirgom, tai eisim toliau, dalinsimės receptais, kaip tada galim savo padėti. Aš tai noriu, Daiva, tau paantrinti, kad typsas ir pas mus yra numeris 1, ar ateinant į darbus, ar į mokyklas, tai irgi nuo rudens, kai prasideda ir turbūt tik vasarą yra padedamas, kai atšyla orai. Jo, tai va, tada pipirmėtė darbe pas mane garuoja difuzoriui, nuvažiuoju į ofisą, tai kaip sakyti, kad mintis pradėtų veikti, dirbti, tai pipirmėtės 3 lašiukai, tada pamiksuoju greipfrutas, citrinat ir kitų geranium bourbon, tada kolegos juokiasi, o kas šiandieną kvepia, tai tokių pamiksuoja. Ir sakyčiau, Ninja Red sultis irgi yra topas mano žiemą, pavasarį, kaip ir pas tave, Gintarė. Jos ypatingai padeda stiprinti imunitetą. Tai aš savo sūneliui duodu, kiekvieną dieną duodavau, dabar laukiu jau, kiek aš čia laukiu, porą savaitėlių užsakymą savo pasibaigė. Tai jaučiu, jau kažkas liktai ir bando kipti, nes Ninja Red sultys ypatingos tuom, kad juose yra daug visko naudingo mūsų organizmai. Jau Kinijoje žinojo, kom Ninja uogos yra naudingos mūsų, ar ne, ir jų ilgamžiškumas žmonių buvo. Ir kai tyria mokslininkai, jos yra nepakartojamai, turinčios daug tų savybių. Kitoj skaidrėje mes matysim, kas į jas įeina konkrečiai. Jeigu žiūrėti į 60 ml Ninja Red sulčių, kas įeina? Įeina 1,8 kg morkų, 2,3 kg morkų sulčių įspaustų, 8 apelsinai ir taip toliau. Jeigu žiūrėti pagal naudingumą, kuom jos yra geros mūsų organizmai, tai stiprina imunitetą, jeigu yra polinkis į mažakraujystę, tai jos tikrai padeda išlaikyti tą hemoglobino kiekį. Pas mane irgi polinkis yra, tai aš būdama nėščia, nevartoju jokių kitų preparatų, aš geriau Ninja Red sultis. Kai nueidavau pas daktarą, jinai man prirašo ten preparatų, kad tas hemoglobinas laikytųsi, aš išklausau ir tada kaip Ninja, žinau, kad man reikia Ninja. Tai tikrai turint vaikučius ir pačioms save pastiprinti, tai Ninja sultis yra numeris 1. Ir jos, šiaip, pavyzdžiui, nežinau, Daiva ar atkreipė dėmesį, mes kai dabar keliaudavom ir į Provansą, viską, Young Living kompanija turi labai gerą tradiciją, ten kiekvieną dieną jau kur tebe vežas autobusą, lipant į autobusą, atsigauni pakelį Ninja sulčių, tokį davinį.
Tai tokio, nors aktyviai leidi laiką, tokį duoda ir sotumą labai gerai. Tai ir vat su vaikais kelionėse tikrai tos, kur pakeliuose būna sultis, tai labai gerai. Ir tas gėrimas toksai, sakau, nėra graužaties, kad tu vaikui tu duodi sulčių, nes čia žinai, kad tu duodi sveikų sulčių ir tokią tikrą vitaminų bombą. Taip, ir ypatingai šį mėnesį yra akcija, ar ne? Kas ten per akciją, Gintarė, pasidalinti? Yra ne tik šį mėnesį, aš manau, kad čia jinai turbūt tęsis tol, kol gal liks likučiai, bet su kalėdinių dovanų pasiūlymais, su visų naujienų pasiūlymais ir ypatingais pasiūlymais yra pasiūlymas 6 buteliai Ninja sulčių, yra su 15% nuolaida. Tai tikrai labai gera kaina. Gaunasi berods butelys ar 35 eurai. Jo, man patiko, kaip viena išskaičiavo, kad 35 eurai butelys ir net to reikiamo kiekio, kiek reikia per dieną išgerti, 60 ml, gaunasi iki 2 eurų. Tai yra kavos puodelis per dieną. Merginos, aš žinokit, matau, kad četukai yra, bet aš negaliu paskaityti četuko, Aš galiu. Nuos ekranų, tai jūs pasidalinkite. Rašo Giedrė, kad šiuo metu rytais geriu Blum kolageną. O Blum kolagenas irgi yra reikalas. Aš irgi mėgstu 2 kartus metuose sunaudoti. Sigita rašo, kad rytais vaikų padukus tepa tyfsu, prieš darželį ir darbus rytais pasitepam stresavai. Tai mes kaip tik dabar pereisim į dieną, ar ne? Dar turiu vieną rytą parašytą. Inicialai DZ. Rytais ir tau, ir vaikams po lašiuką tyfsą, panosį pasitepam RC. Jei sunkesni rytai, tai sau Energy. Kiekvieną vakarą taip pat tyfsas, RC. O šiuo metu, kadangi vaikai turi negalavimų, kelis kartus per dieną kopaibą po 5 lašiukus, garinam įvairius eterinius aliejus, eukaliptus, bazil, rozmarį, kiprės, melrose. Labai daug pasidalino. Puikiai. Ir mūsų diena, kokia diena? Mes čia bandom jums sutalpinti kaip įmanoma siauresnį tokį ratą, ar ne? Nes čia galėtumėm išsiplėsti apie 10 eterinių aliejų, nes būna įvairūs tie rytai ir tos dienos. Bet jau top tie pagrindiniai, tai yra apie šiuos, kuriuos ir kalbam. Tai mūsų diena yra tik tai 2 būdai gyventi. Vienas galvoti, jog stebuklų nebūna, o kitas galvoti, jog viskas yra stebuklas. Tai pasakė Albertas Einšteinas. Ir mano kūnas yra dėkingas už tai, kaip juo aš rūpinuosi. Tai ką mes duosim savo kūnui kiekvieną dieną, ar bent jau pagalvosim, tai tas yra labai svarbu. Tai Žavinta, ką tu dienos metu naudoji iš eterinių aliejų? Pas mane irgi favoriti, turbūt kaip ir pas daugelį su Young Living draugaujantis, tai yra levanda. Dažnai mėgstu pamiksuoti su kokia nors pipirmėte arba kokiu nors citrusiniu, tai gali būti ir citrusų mišinys, citrus fresh, arba saldesnį mandariną. Kitą kartą netyčia paimu kokį buteliuką, pavyzdžiui, levandą su kedru. Ir gaunas irgi nuostabi, kaip sakau, ir augintinių, yra kačiukų, šuniukų. Man išmetė lentelę Internet Connect. Mane girdit? Girdim dabar. Girdim, gerai, bet interpas geras. Tai mes turim augintinių, tai šuniukas, kačiukas ir tų kvapų įvairių yra. Tai mėgstu pagarinti ir purification, eterinių aliejų mišinį, kuris neutralizuoja namų kvapus. Bet visur, netgi skalbiant ir džiovyklę, ar kur irgi lašinu keletą lašiukų eterinių aliejų į tamponėlį iš džiovyklės, kad rūbai būtų išimti, kaip ką tik iš lauko įnešti. Visur, kur galiu, ten
integruoju eterinius aliejus į savo kasdienybę. Jeigu, sakau, reikėtų atskiros paskaitos seminaro ir maistą gaminant vieną kitą lašiuką dėl prieskonio, ir skalbiant, ir plaudant namus į vandenuką purification, kad grindys kvepėtų ir kaip tik neutralizuoja augintinių kvapus. Tikrai didelis ir platus dienos panaudojimas. Taip, aš beje irgi dienos metu, aš kadangi daugiausiai dirbu iš namų, tai lengviausias būdas, tarkim, jeigu naudoti eterinius aliejus, tai yra garinti, paleisti difuzoriui, tai dirbi ir kartu aromaterapinės, taip sakant. Tai vienas iš pirmųjų mišinių, su kuriuo aš galbūt susipažinau taip tokiu miksavimu, nes kai, atsimenu, pati pradžia, tau pristato startinę rinkinį, vaistinėlę, tu labai skaitai kas kam, kas su kuo, ir liktai ir netgi bijai suklysti, ir aš kažką naudoti, atsimenu, aš Jolantai visą laiką skambindavau, klausdavau, o tą su tuo galima, o ar tas gerai. Ir jinai man irgi mėgdavo sakyti tą mintį, kur tu, Žavinta, pradžioje minėjai, kad tu galbūt pasirinksi, kad levanda tave ramintų, bet jinai, žinok, dar dirbs 9 darbus su tavim tuo pat metu. Ir vienas iš pirmų tų mišinių, tokių kompozicijų per vieną aroma vakarą buvo levanda ir pipirmetė. Tai aš šitą kompoziciją aš šiai dienai labai labai mėgstu. Man tai yra, tarkim, jeigu 2 atskirai šitie eteriniai aliejai, jie kvepia vienaip, o kartu visiškai kitaip. Ir aš juos labai mėgstu darbinėje aplinkoje naudoti. Ir paskui netgi vėliau teko skaityti vieną straipsnį, kuris netgi moksliškai pagrindė, kodėl tai yra gerai darbinėje aplinkai. Nes pipirmetė koncentruoja mintis, tave surenka, o levanda nuramina. Ir kai tavo protas yra ramus, jisai daug geriau įsimena ir daug geriau dirba. Tai čia, sakau, tokia, įvyksta sinergija tarp 2 šitų eterinių aliejų. Ir kartais aš juos dar pastiprinu dar ir su citrinos eteriniu aliejumi. Įsidedu. O digizė tai po sunkių pietų. Giedrė rašo į čatuką, į komentarus, kad pritariu Daivai, garinant pipirmetę darbe tikrai lengviau susikaupti ir daugiau pavyksta padaryti per trumpesnį laiką. Tai aš irgi vienu metu turėjau savo kabinete difuzorių ir sąmoningai irgi garindavau pipirmetę su kokiu nors citrusu arba ir su levanda, bet irgi lašindavau pipirmetę, kad mokiniai susikoncentruotų ir sukauptų dėmesį. Jo, tai čia merginos irgi įvardinot viską, ką ir aš darau, galvoju, ką dar be tokio naudingo duoti žiūrovėms. Tai tiesiog dienos metu, jau kai tenka išvažiuoti su mašina, vairuoti, pusę dienos sėdimas darbas, paskui jau toksai, kur jau važiuoju. Po pietų būna toksai apsnūdimas tarsi, jau protas nori išsijungti. Tai aš pipirmetę į smilkinius, bet irgi jau čia kaip pradžioje jau minėjai Žavinta ar Gintarė, į smilkinius ir į sprandą. Ir prie pipirmetės būtinai pridėsiu ir citriną, ar apelsiną, ar greipfrutą. Citrusai man tarsi desertas, tarsi saldainiai pakelti nuotaiką. Kai tos saulės atrodo, nėra, bet tu prisiteplioji ir atrodo tas dangus švieti. Seniai pasakei, skaniai. Jo, tai vairuoja, kaip šypsena veidė, tai man tas labai labai padeda. O digysas tikrai nuostabiai padeda, kas liečia pilviukui, ar tai būtų dideliam ar mažam, bet ypatingai yra geras stebėti ant mažų, tai yra ant vaikučio, kad jeigu ima šavai pilviuką, kai jau ten viduriuoja, ar ten jau negerai matai su virškinimu, tai kažkaip žaibiškai per parą dažniausiai man susitvarko. Nėra, kaip kad įsitęstų į kažkokias rimtesnės problemas. Tai tiesiog išoriškai porą lašiukų ar kas 3 valandas, tai kas turit mažesnius vaikučius, tai irgi nuostabus dalykas, ne tik tai suaugusiems. Ir net jeigu, net nereikia kažkokio didesnio negalavimo,
žarnyno negalavimai, jie išvis yra tokie nemalonūs, tai kitą kartą, Pilvo pūtimas, aš ar ne, jo, tarkim. vat būtent, tai tu, privalgai kažko daugiau, Sumaišai. tokioj, normalioj kasdienybėj galbūt tas mažiau, bet, tarkim, keliaujant, tai tu labai nori ten paragauti, dar kažkur kažko sumaišai, vienokį, kitokį maistą, tai aš labai pajutau vasaros metu tą, kad labai gerai ir tikrai greitai, momentiškai čia ir dabar sprendžia diegizas. Jo, tai nepamainomas toksai dalykas. Ir čia dabar skanių receptų, Gintarė, pasidalyti. Taip, tai čia toksai pasidalinimas, aš jau pirma kompozicija, kur sakiau citriną, pipirmėtė, levanda, tai mano tokia, per visą 8 metų kelionę turbūt yra labai smagu žaisti, pabandyti vieną kitą. Bet kitą kartą yra bėgimas toks, kad tu neturi nei kada galvoti, nei ten rankiotis, čia dabar ar čia aš to noriu, ar ano noriu, ar dar kažką. Tai va šita kompozicija man yra tokia visiškas garantas, kad man bus gerai. Ar dirbti, ar skaityti, ar mokytis, ar gilintis, ar kurti, man visaip kaip šita kompozicija yra labai gera. Citrina, pipirmėtė, levanda. Tai labai patinka, o kitos, tarkim, yra saviai, frankincense ir kopaiba, tai toks spa laikas, vonioje, jeigu pagulėt ar kažkur, ten galima netgi imti saują kokio pieno miltelio arba jūros druskos, įsilašinti visus šitus, bet irgi strasaviai, frankincense, kopaiba, atsigult, ištirpinti vonioje ir pagulėti, tai toks bus relaksas, miegosit kaip kūdikiai. O kitas receptas tai būtų saldūs sapnai. Saldūs sapnai, kur man patiko žuvintos receptas vienas, čia neįrašytas, paprastas, greitas. Čia bus, jeigu mes įlašinam į difuzerį, tai yra stresavui, 4 lašiukai levandos. Ir kitas, žuvinta tavo receptas, koks ten greitas, jeigu nenori nieko lašinti ir neturi jėgų. Tai tiesiog po liežuviu kopaibos, 2-3 lašiukai, palei kūno masę. Užtenka ir kad saldžiai miegoti. O vaikams, jau vaikai patys manęs paprašo, kad ant pagalvės užlašinčiau, pavyzdžiui, levandos lašiuką, mamytė arba kokį nors stresavai, jau jie irgi išmokė tos pavadinimus, jau žino, kas nuo ko. Tai labai graži vakaro. Jo, vakaro intencija, kaip labai graži, padėkoti, ačiū už šią dieną, kad mane supa šiluma, šviesa, gėris. Aš leidžiu savo užmigti, greitai, miegoti gerai ir giliai, atsikelti rytoj, pasakom savo valandą, kelintą norim, gerai išsimiegojus, pailsėjus ir būti kupina jėgų bei energijos. Ta meditacija tokia mano vakaro eigoje jinai yra, aš padėkoju dažniausiai už dieną, gal ne šitais konkrečiais žodžiais ar ne, bet aš pereinu mintim ir padėkoju, nes būna įvairių situacijų ir bandai išeiti su tuo pozityvumu į tą naktį. Ir nakčiai, bet kaip ir žuvintam, aš garinu levandą į difuzerį, į pelėdžiuką. Pas mus yra tradicija įjungti žalią švieselę, jinai kažkodėl turi būti pas mus sūneliui. Ir levanda visada garuoja, kopaiba man gelbsti, kai naktį pradeda sūnelis kosėti, jeigu būna periodas jau kažkoksai virusiukas. Tai aš tiesiog naktį 2 lašiukai sumaišau su V6, įmasažuoju pėdutes ir nugarytę, miegančią. Ir kažkaip tas kosulys stebuklingai sausas, jisai nepereina į didesnius simptomus ir dingsta. Tai taip, jeigu jaučiu po 3 valandų vėl sukosti, vėl įmasažuoju. Tai va, o ką pati savo, tai mėgstu bent jau kojas, jeigu nenueinu po dušu, nusiprausti kojas ir įsimasažuoti eterinius aliejus. Tai būna, kad kiparisas, palmarosa, jeigu kažkoks tai kimba ten ir RC būna, tai tiesiog bent jau įmasažuoju savo eterinius aliejus kojas tikrai. Ir difuzeris būtinai.
Aš beje irgi, atsimenu, kai tik su pirmąją tą dėžutę turėjau, tai stresavį, tai šis naudojau, tai kaip ir kvepalus, ir savo miegui, ir visame kame, ir į kūno aliejų, aš ten jo prisilašindavau, tepdavausi, dabar jau norisi man dar didesnės puokštės tų kvapų ir daugiau visko įsimaišyti. Bet frankinsensas, aš atsimenu, viena iš pirmųjų tų pamokų, Jolanta sakydavo, kai tu nežinai, ką naudoti, tai tu imk frankinsensą. Tai aš tuo naudojusi ir dabar, kai jeigu nežinau ką, tai imu frankinsensą. Sako, jisai žinos, ką daryti su tavim. Ir tikrai tai vyksta. Jisai frankinsensas ne tik žino, ką su tavim daryti ir ko tau šiandien labiausiai reikia, jisai tau padeda net gauti atsakymų. Yra viena iš tų tokių rekomendacijų, kodėl tai labai gerai yra ir meditacijai, susikaupimui, einant miegoti, jeigu turim kažkokį tokį klausimą, pasitepti savo smilkinį su frankinsensu, stilašinti delnus, pakvėpuoti, pasakyti kažkokią afirmaciją, dėkingumą. Ir galima užduoti netgi visą tai klausimą. Ta, kuris, ką tau reikėtų daryti, ar kur tau keliauti, ar kuris pasirinkimas būtų teisingesnis. Ir žinokit, dažnai vyksta stebuklas, tu naktį ar susapnuoji, arba ryte atsikeli su tokiu labai aiškiu žinojimu, ko tu nori ir ko tau reikia. Tai frankinsensas tiek kažkokiam stipresniam dalykui, nes tarkim, bet nuo virusų apsisaugojimui aš labai mėgstu, jeigu būna toks, jaučiu, kad jau kimba kažkas. Tai tada einant vakare miegoti, nueinu į karštą dušą, po karšto dušų nusiprausiu ir tada imu V6, imu tyfso, įsilašinu ir įsitepu visą kūną. Netgi toks tyfsas, kadangi yra gvazdikėlio, visko, ten yra tokių ir cinamono, karštų eterinių aliejų, tokį dilgčiojimą šiek tiek jauti. Ir tokia visa šilta nueini miegoti, išsimiegi, ryte viskas gerai. Bet kitą kartą yra toks, aš prieš metus persirgau COVID ir po to man tokie virusai, kur išlipt niekaip, neišlipt. Lyg atsistatai ir vėl. Tai aš tada paėmiau frankinsensą tą naudot, visą kūną išsitepti frankinsensu ir jisai mane pastatė ant kojų ir taip tikrai labai gilaus poveikio eterinis aliejus. Aš prieš perinant pasidalinimais noriu perskaityti, matau Giedrės komentarus, kad Purification naudoju vietoj dezodoranto pažastims, labai veiksmingas iškilus herpes pūsleliniai, geram miegui mėgstu įjungti difuzorių su Gentle Baby. Gentle Baby labai skanus kvapas. Ir dar, kad yra labai gerai, aš žavinta prie to energijos, kiekio ką daryti, kai kažkas kimba ar dar kažkas, kai jaučiate ir savo šeimos nariuose, kad jau energija tą nuslopsta ir jau vakaras, ar ne, tai tiesiog masažuoti ar pėdas, ar nugarą su tais eteriniais aliejais, kur intuiciškai jums norisi paimti. Ar tas pats tyfsas, ar frankinsensas, ar tiesiog įtrinti, padus nugarą. Man labai taip pasiteisinę, jeigu aš matau, kad vyras jau, tarkim, vakare jau mažiau energijos, o visiems sūnelis aktyvus, reikia abiejų energingų, tai aš jau sakau, gulk, aš jį masažuosiu ir taip kažkaip sakau, kaip, tai būna visą daug geriau. O vakaro ritualus dažnai irgi garinti levandą. Jeigu grįžtam iš darbų, iš mokyklų, iš darželių, visi pilni savo emocijų arba kažkokių nepasitenkinimų, kad kaip sakau, greitai tie pykčiai neatsirastų šeimoje. Rekomenduojama garinti vakarais stresavai. Ir pasilepinti galima tiesiog nebūtinai gulti į vonę, bet į vonelę pasidariusi keletą lašų savo mėgstamo eterinio aliejaus. Jeigu labai pavargę kojos fiziškai, tai kažką šaldančio, gaivinančio apipirmėte,
Jeigu kaip tik pavargę esat po darbos dienų, ne tik fiziškai, bet ir emociškai, morališkai, tai kažką atpalaiduojančio, kad ir stresavai levandos, kad pailsinti kojas, pailsinti ir fizinį, ir savo emocinį kūną atstatyti prieš miegą. Ir jau pasikartosiu, tai vat vaikams mėgstu ne tik pajungti pelėdžiuką, bet dar jie nori, kad aš padėčiau po lašelį ant pagalvės, kad jie ten kur nosytė, kad jie kvėpuotų tuo eteriniu alieju. Tai jeigu truputį sloguoja, tai dedam RC, jeigu norim, kad greičiau užmigtų, dedam lašiuko kokį nors levandos arba stresavai, taip pat ir žaidžiam pagal situaciją. Aš žiūriu į tavo tą nuotrauką, kur vonelė, žinai, ir kitą kartą taip, tokia mintis atėjo, galvoju, mes, taip kartais žinom, bet, atrodo, jėgų pritrūksta, žinai, kažką padaryti. Bet tai yra taip paprasta, aš taip sakau, reikia šitą nuotrauką pasikabinti voniojant veidrodėlio, žinai, su magnetuku, kad tavo tokį žavesį pamatytum, kad noriu ir aš tas kojas pamerkti. Arba darom dažniau kitiem, ane, vat kaip Daivutė sako, ištepsiu vyrui, aš irgi savo vyrui turbūt daugiau eterinių aliejų sutepu negu savo. Save pamirštam. Čia gera žinutė savo, nuotrauka kur nors vonioje. Taip, priminimą, kad, po to labai geras. Taip, o jeigu kankina nemiga, tai vat prieš miegą sunku užmigti po, kaip sakau, kitą kartą, taip mintis atakuoja, ką daryti, gal rytoj kažkoks pristatymas ar pasitarimas ir mintis neleidžia užmigti, tai sustresavai išsitepti visas tas stresinės kaklo vietas, pėdas ir po liežuviu kopaibos. Kopaiba turi atpalaiduojantį poveikį, tikrai užmigsi, tikrai. Ir netgi ne tik atpalaiduojant, bet ir baimių nuėmimą turi. Va, tarkim, aš žinau, kad jau ant savęs dabar savo pasidariau išvadą, kad čia būtent kopaiba man pradirba, nes kopaiba neturi drėkinančių savybių labai iš vidaus ir tokių radiacijas visokius, net švitinų nuimančių. Ir aš turėjau tokį įpratį, kad jeigu turiu kažkur skristi, aš visą laiką ryte išgeriu kopaibos ir po to po skrydžio irgi išgeriu kopaibos. Ir dabar, kaip paskutinius turėjau skrydžius, kad jie tokie ir su atidėjimais, ir su viskuo, ir aš taip pajutau, kad aš, tokia rami buvau. Mano ten bagažas neatvyko, mano ten visokių nesklandumų buvo, bet man taip gerai, taip ramu buvo. Ir aš nors turėjau tikrai didelę baimę skrydžiam, kažkaip dabar labai sveikai žiūriu. Ir dabar mes norim pasidalinti receptais, tokius, kokius esam atradusios, kas mums suveikia ir ką mes naudojam. Tai aš esu atradus 2 receptus, kurie man labai gerai veikia ir jau net ir šeima žino. Tai pagalba slogais, padarau 5 ml buteliuką tokį mišinuką. Tai jau visi žino ir vyras čia dabar paskutinį kartą, kai slogavo, sako, tai o kur tavo tas, kur ten pasitepti nosį. Tai va, nes pas mane yra, aš dar kol buvau nepažįstama su eteriniais aliejais, aš žinodavau, kad aš negaliu naudoti jokių purškalų į nosį, nes labai yra plona gleivinė ir tada jinai labai stipriai išburksta ir po to ten iki tiek, kad aš iš vis neiškvepuodavau. Tai visą laiką, man sloga tai jau būdavo toksai labai didelis diskomfortas, nes nieko naudoti negaliu, turiu ją kažkaip prasirgti visokius česnakus valgydamas, uostydamas, garstyčių lapus klijuodamas ant pėdo ar dar kažką darydamas senais laikais, ar virš odos eukaliptų stovėdavau, atsimenu vaikas ir uostydavau. Tai va, tai dabar mano išsigelbėjimas tai yra, kaip jau dalinos, tai yra, galima pipirmėtę pauostyti, jeigu tokia lengvas, o jau jeigu toks didesnis ir reikia sustiprinti gleivinę, tai imu 5 ml tuščią buteliuką ir jį lašinu 5 lašus arbatmedžio, 5 lašus RC ir 5 lašus kopaibos. Ir pripildau V6 augalinio aliejų mišinį. Ir su ausų krapštuku tada imu ir kažkur, kas valandą visą laiką patepu ir tada taip įmasažuoju nosytę, įkvepiu ir tada ir susidrėkina, RC padeda. Šiaip
kvėpuoti geriau, kopaiba, jinai ir pačią gleivinę drėkina ir sekretą skystina stipriai. Jinai turi tą savybę, arbatmedis, jisai labai stiprus antibakterinis yra. Ir man tai, aš slogą įveikiu turbūt 2 greičiau, negu, kaip sako, sloga praeina gydoma per 7 dienas, negydoma irgi per savaitę ar kažkaip tai ten panašiai. Tai čia aš 2 greičiau ją įveikiu. O nuo kosulio irgi atradau, kaip jau minėjau, kad po COVID turėjau tokius labai užsitęšusius virusus ir kurie man labai ėjo ant kvėpavimo takų ir labai sunkumas buvo ir ant krūtinės ir toksai sausas kosulys kamuodavo. Tai ir eterinių aliejų vadovė ieškojau ten labai informacijos, skaičiau visur, klausinėjau, kas ką naudoja ir atradau tokį receptą ir išbandžiau ant savęs ir ne tik jau dabar ant savęs, jau daug kam esu rekomendavus ir visiems tikrai labai suveikia gerai. Imu šaukštelį medaus, 3 lašai eukaliptus radiata ir 2 lašai citrinos eterinio aliejaus. Ir ištirpinu šilto, tokio ne karšto, bet šilto vandens stiklinėje. Ir mažais gurkšneliais pastoju pasistatau savo ir šalia gurkšnoju. Per dieną aš išgeriu kokias 2 stiklinės to tokio vandens. Ir net jeigu, tarkim, ten atsimenu, būdavo naktį, kad užeina tas toksai kosulys, kur tu niekaip nenuramini. Ir 1 gurkšnis ir nuramina, iš karto toksai lengvumas atsiranda. Buvau atsijungus, internetas buvo nutrūkęs, grįžau. Taip, kaip tiek ant savo receptą. Pagalba užguldus į nosytį, taip įpirmėtės eterinis aliejus, užtenka tik pakvėpuoti, pasitepti. Pagalba kosuliui ir gerklės skausmui, tai galima namie į mažus stiklainiukus, matosi, ne? Kad nereikėtų po šaukštelį ieškoti, kaip sako, pakabinti medų, lašinti tifso, tai aš pasidarau jau tokį paruoštą ir užtenka ant dantų krapštuko galo. Kai gyžena gerklytė ar kosuliukas, truputėlį paimti ir pačiulpėti burnoje, neskubėti nuryti. Ir aišku, tada pusę valandos nevalgyti, negerti, kad tos molekulės viduje ir dirbtų savo darbą. Tai mūsų šeimos toksai yra pagalbininkas, kai skauda gerklę, kai gyžena gerklę, man kaip reikia vesti pamokas daugiau pakalbėti, tai aš irgi dažnai mėgstu palaižyti medų su tifsu. Aš irgi šitą labai mėgstu naudoti. Kaip tik mano vyras, jisai buvo peršalęs į komandiruotę, man kai reikėjo išvažiuoti, nes aš būdavo, kad paimu šaukštelį, lašiuką tifso, ir paduodu. Taip. Ir tada tu taip visą laiką dėmesio ir po to pagalvoju, taigi aš galiu padaryti indelį, prilašint, pastačiau, padaviau ir išmoko polu. Taip, o aš komentarą įsijungiau ir Dagma rašo, kad būtinai išbandysim kopaibą nuo baimės ir pagalbai užmigti. Ir dar nuo kosulio puikus receptas. Ačiū. Giedrė rašo, kad sloguojant ar kosint labai veiksminga laša ar 2 ant liežuvio galo RC ir priglausdus liežuvį viršuje prie gomurio palaikyti. O, to tai nežinojau. Puikiai atkemša nosį ir kosulys silpsta. Ačiū labai, Giedrė. Ačiū, Giedrė. Šito aš nežinau. Kad tifsą dėti prie gomurio, tą buvau girdėjusi, bet RC nesu išbandžiusi. Būtinai išbandysim. Čia yra privalumas visų susitikimų aroma. Nes ir jeigu kuo didesnis ir platesnis susibūrimas, tuo tu didesnį šūsnį išsineši receptą. Tikrai taip. Visą, ką merginos sakė, tai ir aš naudoju savo šeimoje, kas liečia suaugusiems, kas liečia pačiam mažiausiam. Tai man kopaiba, kaip ir sakiau, jau dalinausi prieš tai nepamainomas dalykas. Sakyčiau, top turėtų būti numeris 1 kiekvienos mamos vaistinėliai. Tai jeigu kosuliukas kažkoksai ar slogytė kažkokia išlindo, tie receptai, kur buvo merginų, tai jie daugiau vyresniems vaikučiams, tai yra mažiems, patiems mažiausiams vaikučiams, tai tepti su kopaiba pėdutes
esant kosuliui, o jeigu slogytė kažkokia, tai palei nosytę drąsiai. Be jokių skėdimo aš tai darau lašiuką ant piršto ir paleinu palei nosytę ir palei danteną išoriškai. O apsauga nuo virusų irgi, aš sakau, visų mamyčių turėtų būti irgi vaistinėlėje, kaip įmanoma ilgiau apsaugoti savo mažuosius, tai yra tepti kiekvieną rytą nuoširdžiai pėdutes su pypsu ir dar užlašinti ant megztuko irgi lašiuką pypso. Ar kito skanaus, pavyzdžiui, citrinos eteterinio aliejaus ar apelsino, kurie padeda išoriškai dar truputėlį apsaugoti, to duoda ir skanaus kvapo ir tuo pačiu tokį skydą padaro. Man labai patiko, Daiva, tavo kažkada pasidalinimas, ir man rodo, net ir nuotraukytę tu turėjai, kur tavo sūnelis su žaisliuku ir ant žaisliukas pakvėpintas minkštas, kai jie nedrįsta eiti darželį ir tada jisai su savo kvepiančiu žaisliuku eina ir kvėpuoja tuo mamos tokiu kvapu. Va, irgi, ačiū, kad priminėjai, nes buvo tas periodas, kai reikėjo priprasti darželį, praeitais metais daugiau, tai tiesiog ant žaisliuko kiekvieną rytą būdavo ar citrina, ar apelsinas, ar levanda, tai žaisliukas kvepėdavo. Ir ką mes šiek tiek daug kalbėjom, dalinomės, aptarėm pagrindinius eterinius aliejus. Ir kadangi yra naujų žmonių, dažniausiai nauji žmonės klausia, tai nuo ko čia pradėti, dabar atskirai kiekvieną pirkti, tikrai nereikia, yra už mus pagalvota, yra sukomplektuota, mes vadinam tai namų vaistinėlę, įeina 11 eterinių aliejų, apie kuriuos mes šį vakarą kalbėjom, įeina difuzeris dovanų, įeina augalinis aliejus V6, ir tą komplektą turint namuose, jūs praktiškai kiekvienai situacijai randat savo sprendimą. Tai aš linkiu, kaip ir visada, turėti savo šeimai tai, kas geriausia, pradėti nuo šio rinkinio, jeigu nėra galimybės, tai nuo kažkurio eterinio aliejaus. Ypatingai dabar Kalėdos. Hipokratas sakė, visų laikų geriausia medicina - mokyti žmonės, kad jos visai neprireiktų. Taip. Ir pasidovanokim savo šeimai, kalėdiniu periodu, tai, kas yra svarbiausia, tai yra sveikata. O aš pasinaudosiu pauzę ir perskaitysiu Sigitos žinutę, kad po Daivos pasidalinimo apie žaisliuką ir eterinius aliejus pradėjau vaikams lašinti ant miego žaislo, kuris keliauja į darželį. Lašinti stresavai. Labai faina ir labai Ačiū už pasidalinimus, mielosios. Sigita. Tai ką, mūsų vakaras jisai greitai praskriejo. Mes čia planavom šiek tiek galbūt ir trumpiau, bet visada mums gaunasi ilgiau nei planuojam. Tiesiog norisi, kaip įmanoma, labiau dalintis to gėriu. Aš sakau, mes merginos kuriam pasaulį gražesnį, prisidedam prie to gėrio kūrimo ir labai smagu, kad ir čia jungiasi ir kitos ir dalinasi savo patirtimi ir čatukuose ir mes atradome savo kažką naujo, išbandysim būtinai. Tai ačiū labai visoms. Kam bus įdomu, kas norės išbandyti eterinius aliejus ir sužinoti, kaip juos įsigyti pigiau ir su nuolaidom, tai kreipkitės į mane, į Gintarę, į Žavintą. Mes esam tam, kad jums padėtume, mes Aroma mentorės ir mums tai yra labai malonu. Tai Gintarė, ką tu norėtum pridurti? Oi, ačiū, labai smagu buvo pabendrauti, pabūti kartu ir vėl pasitvirtino tą taisyklę, kai atrodo ateini tu galvoji, ką tu galėtum duoti, bet tu išsineši irgi ir receptus, ir patirtis, ir pasidalinimus, kas yra labai gera, tai labai įkvepia būti šitoj bendruomeniai ir labai smagu. Ir tikimės, kad ir ateityje pasimatysime kituose renginiuose. Aš sustabdau įrašą
dabar. O dar kol